3 profesionalūs konditeriai. Konditeriai, čia yra ir matematika, ir fizika. Nustebinę pasaulį ir užkariavę Lietuvos smaližių širdis, stoja į kovą dėl 10 000 eurų ir sutarties su IKI. Pradedam. Netikėtos užduotis. Buvo labai sunku. Geriau būtų nedaryti iš akies, gausi šūdas. Įtampa. Nežinai, kas bus ir aš tikiu, kad tu kiekvieną kartą nustepsi. Aš nežinau jau pati dabar, ką darau. Oi, tu gali visiškai susimauti. Jie kuria desertus, kurie primena svajones. O kvapas. Tačiau čia svajonės matuojamos balais. Kai atsitinka kažkas, va čia ir pasirodo tavo meistrystė. Pagalbininkai, Nesukepęs nieko. neskiriantis cukraus nuo druskos. Virtuvėje iš viso nepasirodau. Nemokė, eik. IKI šefų kovos. Desertai. Sveiki atvykę į naują IKI šefų kovos desertų sezoną. Čia saldžiausia kova Lietuvoje. 3 desertų meistrai, 3 skirtingos istorijos ir viena didelė svajonė. Kotryna. Pasaulyje įvertinta konditerė Cake International bronzos medalių laimėtoja ir įspūdingų cukraus kultūrų autorė. Savo tortus jie kūrė kaip architektūrinius meno kūrinius, tiksliai, kruopščiai ir taip, kad jų nepamirštum iš pirmo kąsnio. Egidijus, jau beveik 20 metų dirbantis meistras, nuo mažo 25 kvadratų cecho užsiauginęs modernų desertų verslą Elektrėnuose. Jo prancūziškos konditerijos įkvėpti desertai vilioja klientus iš visos Lietuvos. Asta, garsios desertinės Vilniuje įkūrėja, pakeitusi vadovaujančią karjerą į konditeriją ir sukūrusi unikalią desertų prenumeratos idėją. Ji yra knygos apie desertus autorė ir kasmet sukuria 10 naujų receptų. Pradedame pirmąją antrojo sezono laidą. Šiandien jūsų laukia pirmasis sezono išbandymas. Užduotis paprasta tik skambant žodžiams, bet kai įsijungia laikrodis, prasideda rimti reikalai. Jums reikia parodyti viską, ką mokat. Skonis, tekstūros ir be abejonė jūsų asmeninis stilius. Tai desertas, kurį atpažįsta visa Lietuva, bet jums kiekvienam jį reikės kurti savaip. Kas šiandien nustebins, sužinosime tik laidos gale. Na, mielieji, jūs galite dabar atidaryti prieš save stovintį padėklą. IKI medutis. Medutis. Okay. Kaip jaučiatės, ar patenkinti? Taip, aš tai noriu paragauti, koks skonis iki medaus torto. Labai gerai, jums ir reikia paragauti, dėl to, kad jūs po to turėsite pagaminti tokį pat medutį. Ar žinojote, kad per metus IKI parduodama daugiau nei 160 000 kilogramų medaus pyrago? Jau 28 metus jis kepamas taip pat, pagal tą patį receptą, kurio pirkėjai nenori keisti. Visoje Lietuvoje medaus pyragą kepa apie 20 IKI konditerių. Tik rankų darbas, ilgas, naminis ir tradicinis procesas. Asta, kaip medutis? Minkštas, Aha, drėgnas, bandau suprasti, iš ko kremas. Aš kai paragavau patį tą originalų medutį, man atrodo, kad ten yra biskvitas, ne lakštai, nes, pavyzdžiui, lakštai yra pas mus ir aš žinau, kas gaunasi iš lakštų. Kotryna, kaip tavo įspūdžiai? Visiškai tobulas, klasikinis, labai geras. Skanus gaminys. Teri gerai padirbėjęs. Jis yra pagamintas pagal mūsų firminis biskvitas su natūralus produktai ir be abejonė kremas yra irgi iš natūralus produktai. Tai va, tai jau turėsit pakartoti. Iššūkis iš tikrųjų, nes aš dirbu su visai kitokia konditerija, mes gaminam modernius gaminius, o čia buvo senovinis medutis. Čia toks biskvitas panašus kaip kalėdinis būna, čia su daug visokių prieskonių. Gali būti, kad prieš 20 metų esu kepęs šitą. Ar atrodo įveikiama užduotis, mielieji? Taip.
Taip? Ar jaudinatės? Žinoma. Įkvėpkim, iškvėpkim, viskas bus gerai. Švieži produktai, geri ingredientai ir jūsų fantazija. Kovodami dėl pagrindinio prizo, konditeriai negaus jokių paruoštų receptų, tačiau galės naudoti savo bibliotekas sukaupta per gyvenimą. Užrašais, taip pat savo mylimiausiomis konditerinėmis knygomis. Sužinojus, kad gaminsim be jokių receptūrų ir be jokios pagalbos, tai šitas tai sukėlė stresą. Desertai turėsi tik 2 valandos. 2 valandos pilnos įtampos ir kūrybos. Konditerija labai skiriasi nuo kulinarija. Maža klaida, gali viską sugadinti. Oi, tu gali visiškai susimauti, tu gali padaryti arba visiškai skystalą, arba tešlos gabalą, kuris net nėra maistas. Na ką, visi pasiruošęs, tai 3, 2, 1 ir pradedam. Palauk, Terry, viskas atrodo per daug sudėtingai. Mūsų konditeriams reikia pagalbos. Kokio pagalbos? O kas gali geriau padėti nei patys didžiausi smaližiai Lietuvoje? Į mūsų iki virtuvę kviečiu 3 žinomus žmonės. Tikrus desertų mylėtojus. Šiandien jie taps jūsų pagalbininkais. Kotrynai šiandien pagelbės aktorius ir dainininkas Martynas Kavaliauskas. Martynas nuolat pasirodo didžiosiose Lietuvos teatro, muzikos ir televizijos scenose. Scena jam gyvenimo būdas. Pažiūrėkime, kaip jam seksi šiandieną pagelbėti Kotrynai. Aš kai tik tai atėjau, prisipažinau Kotrynai, kad gali būti visko, kad aš būsiu labai prastas tavo pagalbininkas, nes virtuvėje tikrai labai retai pasirodau, jeigu atvirai, tai iš viso nepasirodau. Egidijui padės Viktorija Mauručaitė. Legendinė 90-ų laikų vokalistė. Šiandien Viktorija žengia į didžiąsias arenas su grupe Vitražas. Pažiūrėkime, kaip jai seksis virtuvėje. Visą laiką, kai kažkur dalyvauji, nors ir atrodo tik šiaip dalyvauju, bet vis tiek viduje norisi nugalėti, norisi būti tuo pirmu numeriu ir pastebėtų numeriu. Astai talkins aktorius Darius Petkevičius. Žiūrovams jis gerai pažįstamas iš populiarių televizijos serialų ir teatro scenos. Darius. Asta, malonu. Labai malonu. Malonu. Nu ką, Kepsim? Kepsim. Taip. viena ką, jeigu jau kas paklaustų ir mane žinančių, sakytų tortas Napoleonas. Tai čia vat aš. Bet, pats negaminu tikrai. 1, 2, 3, pradedam. Žiūrėjom. Ką mes turim padaryti? Mes turim savo receptų knygą. Aš turiu medučio. Kokio ten dydžio tos formos? Kart 6. Kaip su matematika? Viskas labai aiškiai čia. A, ne? Aš jau ką. Taip, 17 kart 6. Ką mes turim? Tai mano tortai. Va, medaus čia tortas. kitoksai, matai, biški? Kas čia dabar rududų? Jo, yra toksai. Čia Ne? nebus, ne. Dar va šitas dėl proporcijos pačios, kiek čia miltų, čia labai mažai miltų. Cukraus, jeigu 240 kart 2, tai čia bus 480 gramų. Čia tokios proporcijos yra. Jo. Aš tokias atsimenu, kokias aš maždaug kepus, tai taip ir bandau. Aš visą laiką susirašau, kad ko nors po to nepamiršti. Konditerija jinai yra, čia yra ir matematika, ir fizika, viskas yra tame, nes ir temperatūros tu tikrai turi žinoti daugelį dalykų, nes mažiausias dalykas kažką gali suklysti ir nepavyks. Per 2 valandas konditeriai turi vien tik iš skonio atkurti iki pirkėjų mylimą medutį. Jokių duotų receptų, jokių proporcijų ir gramų. Tik jų patirtis, profesionalumas ir meistriškumas. Asta receptą bando susidėlioti iš savo užrašų. Kotryna matematiškai, remdamasi sukaupta patirtimi. O Egidijus desperatiškai ieško atsakymų kulinarinėse knygose. Aš tai tokia, gaminant ką nors naujo, tokia lėta būnu. 100 kartų įsigilinti reikia. Čia iššūkis ne tik šefui, bet ir man surast. Iš akies negalim. Geriau būtų nedaryti iš akies, gausi šūdas. Kodėl? Pagal skonį aš viską ragauju. Viską uostau ir ragauju ir man gaunasi.
Mano manimu, konditerijų be receptūros niekas nesidaro. Vis tiek turi kažkokią turėti bazę, nuo ko atsispirti ir tada jau gali koreguoti saldumą, kietumą, tada jau viską gali. Be receptūros tai vaikas gali padaryti, kai ateina, žinot, į virtuvę pažaisti ir jisai gali įdėti tiek miltų, kiek nori, bet, tai ne konditerio darbas. Ingredientai jau paruošti. Aukščiausios kokybės produktai, iš kurių kepamas tikrasis iki medutis. Tačiau konditeriams dar reikia suprasti svarbiausia, kam ir kiek kiekvieno jų reikia. Pas jos yra kefyras. Į receptūrą įeina. Tam, kad būtų kas minkštesnė, Vat nežinau, kurioje vietoje jisai naudojamas jisai yra. Gerai, o mes sviesto neturime? Riebalo yra kažkoks? Čia galima, Ne, nieko netrūksta. Aš nesu kepusi biskvito be sviesto arba be aliejaus, be riebalo. Aš irgi iš tikrųjų nesu kepęs nieko. Nieko, labai pagodžia. Nuo ko reikia pradėti? Aš galvoju, tada naudojam kokią nors gal grietinę vietoj riebalo. Čia visiškai improvizacija. Gerai, o kremą paskirti. Aš nežinau, pati dabar ką darau. Čia jau atėjo ribotas laikas ir man asmeniškai neturėjimas konkrečių ingredientų ir kiekių. Jaučiu, kad jie šitą naudoja. Kefyrą, bet tai keista. Nes kefyras jisai yra... Jo tada mažiau reikės. Jie padėjo visus ingredientus, iš ko jie gamina. Tai tada logiškai mąstant, kad mums nereikia kurti nieko, žiūrime ten ir susidedam. Ne? Toj minutė. Ne taip? Aš galvoju, cukrus, tada 2 kiaušiniai. Pas mane kepykloje medutį mes gaminam kiekvieną savaitę. Tiesiog, kad pas mus yra kitokio, tipo pas mus toksai lakštinis medutis yra, ne biskvitinis. Kremas kitoksai ir tas pagrindas yra kitoksai, tai kaip ir pažįstama, bet reikėjo visiškai kitaip daryti, negu kad esu įpratus arba pažįstu kaip daryti. Tai aš matau, kad aistros kaista, papasako, kas vyksta virtuvėje. Pastebėjau, kad Asta labai ramiai, superinė jau valdo visą situaciją. Miltai? Ne, pirmiausiai mes išplaksim kiaušinius. Tai mums reikia trinių ir baltymų. Tai čia... Jo, čia yra baltymai, o čia yra triniai. Čia reikia 60 gramų. Pilu? Jo. Tik žiūrėk, kad neprisilės, nes tada keisis. Ir tau reikia žiūrėti, kad čia būtų 60. Aš jau tu sakau. Gerai. Stop. Užtenka. Gerai. 68 nupilt? Ne. Kotryna su savo partneriais tai labai gražiai bendravo, viskas aiškino kiekvieną etapą, tai labai džiaugiu taip matyti, per kelis minutės paaiškinti visą procesą, kaip mūsų specialybė vyksta, tai labai jau nustebintas. Nu ir plačiau. Aš maniau, kad čia bus mano darbas. Prašau. Ar greitai ar lėtai? Greitai. O kaip čia? Dar biškai tegul pasiplaka, jis toks orinis. Nes kai mes neturim visų tų riebalų ir viso kito, aš tikiuosi, kad jisai iškels tas morengas mums tą biskvitą. Egidijus iš savo pusės, tai jau jisai pripratęs prie labai moderni produktai, prie labai modernės konditerijos ir aš matau, kad jau truputį klasikas ir jisai jau truputį pasimetęs. Gal galit man padiktuoti, aš greičiau bus. Rudas cukrus irgi 100 gramų, ne? 2 kiaušiniai, 700 miltų, kremas. Aš viską daryčiau pagal skonį. 100-150 gramų cukraus. Tavo manimu, kuris labiausiai nervuojasi ir nesusitvarko su situacija? Tai Egidijus be abejonė. Egidijus tai labai stresuojantis žmogus, tai jau matosi, kaip jisai reaguoja. Aišku, tai yra konkursas, tai yra visiškai natūralu, kad jau žmogaus tai jau praranda savo patirtis, daug savo koncentracijos ir meistringumas dingsta. Asta ir Kotryna jau susidėliojo savo receptus ir kimba į tešlos gamybą. Egidijus tuo metu vis dar blaškosi tarp puslapių. Recepto jis dar nerado. Mes atsilikom nuo kolegų, nes mes kuitėmės receptūrose, mes ieškojom bazės. Nėra medutis vienas medutis. Medučių yra 100 variantų. Net ir
su ta pačia receptūra aš esu įsitikinęs, kad vis tiek gautųsi skirtingi dalykai. Toks ir yra dalykas konditerija. Iki šefai. Dar. Super. Dar. Jep, labai gerai. Šiek tiek saldžiau. Tai tas tikslumas kai kuriems kepiniams yra labai svarbus, o kai kuriems yra mažiau svarbus. Tai, pavyzdžiui, su biskvitu labai svarbu matyti bendrą konsistenciją ir, pavyzdžiui, žinoti eiliškumą, kaip maišyti biskvitą arba nemaišyti. Taip, medus. Medus. Kiek dedam? Nemažai. Ar iš karto dėsim, ar pasversim? Ne, iš čia. Iš čia? Žinai, kaip galima, taip užsidedi. Aha. Pasidarai nulį ir tada nuiminėjai ir sveri atbulinę tvarką. Wow. O kiek sužinosiu dalykų. Aš labai kažkaip tikiuosi, kad aš atsiminsiu, kaip paskui reikia gaminti. Aš tai neatsiminsiu, nes aš improvizuoju dabar. Čia ir blogiausia. Su Kotryna viskas buvo taip lengva ir taip paprasta. Aš iš tikrųjų nesu taip niekada buvęs virtuvėje, nes virtuvė vis tiek yra šioks toks stresas, šiokia tokia įtampa, ar kažkas perkeps, ar kažkas pridegs, ar dar kažkas kito atsitiks, netokie skoniai, netokia receptūra ir taip toliau, bet visiškai buvau atsipalaidavęs ir man atrodo, aš labai tikiuosi, kad viskas bus tikrai taip pat kaip ir pačiame procese. Gamybos procesas įsibėgėja. Asta ir Kotryna susikoncentravusios į tešlą, o Egidijus vis dar įkalintas receptų paieškose. Nesinervuok, viskas čia ramiai. Čia irgi biskvitas. Tai jūs mūsų paklauskite, žiūrėk, mes jau Mes savaip darysim, mes tarpinį variantą ir išgimdysim tą, kurio reikia. Viskas čia pas mus labai gerai. Iššūkis didžiausias, kad, reikėjo susirasti bazę, kad žinotum, ką darai, nes, kaip sakiau, konditerijų nėra taip, kad tu gali įdėti kažko iš akies, kaip tau šauna į galvą. Medus. Sviestas. Turim sviestą? Čia tokio nėra. Laikas negailestingai tirpsta, o įtampa auga su kiekviena sekunde. Ilgiausiai recepto ieškojęs Egidijus jau smarkiai atsilieka. Ir staiga naujas smūgis. Jo pasirinktame recepte būtinas sviestas, kurio tarp duotų ingredientų nėra. Įdomiausia, kad jau Egidijus yra buvęs mūsų mokinys, jisai yra dirbęs iki parduotuvę. Man labai keista, kad jisai neprisimena procesas ir jau ieško. Čia tai jau pagal mane tai vienas dėl stresas. Aš esu Egidijus iš Vievio, man 36 metai. Mano pirmas darbas buvo iki papartis vadinosi, tokia maža iki parduotuvė. Ten aš ir supratau, kas yra darbas iš tikrųjų, nes tikrai labai greitai buvom įtraukti į visą gamybą ir tikrai pakankamai sunkiai dirbom. Aš esu buvęs daugybę kursų pasaulinio lygio, iš tikrųjų turiu nemažai visokių diplomų ir aš manau, kad mes gaminam tikrai aukšto lygio konditeriją. Didžiausias pasiekimas, kad aš esu turbūt savo vadovas. Gali žmonės, kurie to nepraėjo, gali sakyti, kaip jiems sekasi, kaip jiems čia pasisekė ir jie turi, ką turi, bet iš tikrųjų, kad kažką pasidarytum yra juodas darbas, tik tai juodas darbas, nes niekas šiaip sau taip neatsiranda. Pats dirbu pilnai konditerio pareigose savo įmonėje, viskas aplink įmonę, galima sakyti, ir sukasi ir labai laukiam, kol vaikai užaugs, kad padėtų mums dirbti. Tai yra labai atsidavęs tėvas vaikam, labai myli vaikus, perfekcionistas. Pas jį nėra dalyko sausau, nėra dalyko bus gerai, arba kai bus, tai bus. Ne, pas jį yra arba gerai, arba nėra, tada iš vis geriau nereikia.
tikrai viliuosi, kad aš laimėsiu, nes aš konditerijai atidavęs didžiąją dalį savo gyvenimo. Aš jau 20 metų esu konditerijai, tai tikrai manau su tokiu bagažu, kad tikrai galima laimėti šitą projektą. Aš jau žinau, kur tikrai panaudočiau tuos 10 000, nupirčiau labai gražią vitriną ir aišku liktų dar kažkokiai technikai, tarkim, ledų aparatui geram, kuris tikrai labai vasarą nudžiugina žmonės. Mes tave mylime, Egidijau, ir tu esi mūsų šeimos laimėtojas. Kokią svarbą atlieka ingredientai gamybos procese? Iki vertina aukščiausia kokybė, dėl to ir dirbam su malsena. Malsena karališki ypatingi aukščiausios kokybės balti miltai. Sukurti šventiniams ir konditeriniams kepiniams, kai norisi karališko rezultato. Įdomu, kodėl jie nededa riebalo jokio. Gal, kad... Aš žinau, ką jie deda. Svarbu, man atrodo, neišsigąsti ir bandyti suprasti logiką, ką tada deda vietoj to, kaip tada atrodo, ko daugiau dedasi, nes vis tiek ta proporcija skysčių ir sausų ingredientų, vis tiek atitinka tam tikrą logiką. Sviesto trūkumas sujaukia planus. Asta ir Kotryna jau baigė tešlos gamybą, o Egidijus vis dar nepradėjo nė vieno rimto žingsnio. Tai sakė susirasti man receptą iš mano knygos, aš susirandu, ten įeina sviestas. Jeigu tu nori įdėti sviestas, tai mes galim tau duoti, tai čia ne problema. Ačiū tam. Nes aš radau receptūrą ten, kur yra sviestas, tai jeigu sviestas yra esminė dalis, jeigu tu išėmi vieną ingredientą, to tešla viskas, jau jinai nebėra tas pats. Tai o šitą grietinę jums netinka? Sėmai vienodos sąlygos. Taip. Tai arba be sviesto, arba su sviestu. Galiu parduoti. Iššūkis tam ir yra iššūkis. Kaip tai padaryti be sviesto? Visi neturit sviesto. Čia ir dabar tu turi išspręsti tam tikrus dalykus. Dėl to ir yra daromi tokie šou, dėl to ir čia būtent pasirodo tavo meistrystė. Rudo cukraus ieškom. Ai, rudo cukraus. Paprastas mums netinka. Mums netinka paprastas, mums reikia sviesto ir išvis. Tuoj mes čia padarysim tvarką. Jisai jo reikalavo sviestas, tuo, kur mes nenaudojam. Į medutį neįeina sviestas. Mūsų receptūros neįeina. Žiūrėkit, kas keiščiausiai, mes turim sviesto pastovu. Oh my god, kaip gerai. Super. Vau, vau. Geras. Bet kaip čia viskas už tai taip išlėto. Taip. Medus yra, cukraus bus įdėjom, prieskonius įdėjom. Balto įdėjom rudonė, 2 šaukštai grietinės įsimaišo po to ir kiaušai po to įsimaišo. Kadangi Egidijus prašėte jau visiems vienodai. Ačiū labai. Duodu sviestos. Super. Aš tai ir radau po stalų sviestą. Va, čia labai daug tas sviestas. Okay. Pasirodo. Ačiū. Čia šitas nesviestas. O kas? Čia yra masės lopšniotai tešlai gal kokia nors yra. Iki virtuvėje specialiai palikti ir keli produktai, kurie medučiui visai nenaudojami. Egidijus spaudžiama streso, vienintelis įkrenta į šiuos spąstus. Jo tešla sugadinama ir tenka pradėti iš naujo. Man tai ten grinai buvo sviestas, nes man iš karto asociacija, supakuota kaip sviestas sluoksniavimui ir mes jį, kaip ir panaudojam. Tuo metu Asta jau kepa savo pyrago pagrindą. Va, kai mokinė trukį. Aš esu Asta, man yra šiuo metu 43 metai ir turiu 2 lokacijas Vilniaus mieste, 2 kepyklas, didelę ir stiprią komandą. Iki desertų klubo dirbau didelėse organizacijose. Aš dirbdama marketingė pradėjau rašyti kartu su savo sese maisto blogą, tada, mes parašėm knygą, išsileidom su leidykla, sugalvojau naują produktą, paslaugą, desertų prenumeratą, ją pradėjau daryti iš namų ir atėjo toks momentas, kai aš viena nebespėdavau. Ir tada aš per naktį ten kepu tos tortus ir tada galvoju, palauk. Aš galiu daugiau, geriau ir naktimis kepti tortus nėra tai, ką aš noriu daryti. Aš labai gerai žinau, kas yra skanu ir kaip sukurti tą skonį.
gerai žinau, kas yra geras krosanas, žinau, kas yra geri ledai, labai norėjau tuo dalintis. Tai tas noras buvo toks didelis, kad realiai net nebuvo klausimų, man net baimės nebuvo. Tai man atrodo, mano stiprioji savybė visam šitam kontekste yra gebėjimas atsipalaiduoti ir mėgautis procesu. Aš esu labai azartiška, tai pas mane įsijungia tas mygtukas ir stabdžių nebėra. Sutarti su iki, manau, kad yra galimybė pasiekti daugiau žmonių ir galimybė papasakoti plačiau apie save, apie savo matymą, apie savo vertybės. O kaip kvepia jau, vaje. Aš, kai kepiau pati medutį, aš kočiojau lakštus. Sukočiau? Taip. Aš ir žiūriu, kad čia labai iš tą... Ir nei tas formas, ta prasme, formuoji. Taip, ant skardos ir po to išspaudinėjot su forma, taip? Taip, aš iš savo patirties tik tai rekomendaciją Egidijui daviau, nes buvau kartą dariusi COVID periodų medutį ir jam parekomendavau lakštus iš karto susiformuoti ir tada tik tai pertepimus daryti. Mačiau, kiti komandos nariai kepė biskvitus ir tuos biskvitus pjaustė. Nori pakočiot? Yra. Nori pabėgti? Ai, nori pakočiot? Reikia? Ne, mokė, eik. Ragaujam? Ragaujam. Ragaujam. Ragaujam? Ar taip? Ar geriau? Nu, kažkas yra tame. O, jau kabina. Jo. Aš gal dar gvazdikėlių. Arba reikia išminti dar geriau tą. Įdedam dar. Cinamono galim... Va šito geriau dėkit, gvazdikėlių. Stresas daro savo. Egidijus į naują tešlą pamiršta įdėti prieskonius. Jei ne Dariaus noras viską paragauti, jam būtų tekę viską gaminti iš naujo dar kartą. Terį, man labai įdomu, prabėgo valanda, kokia situacija dabar yra pas mus. Kas padarė galbūt grubiausias klaidas? Iki šiol tai jau Egidijus. Egidijus labai stresas, jaučiasi, kad jau labai įtemptas. Jisai net ir pamiršo įdėti prieskonį. O prieskonis labai svarbu? Tai būtinai. Čia jau į medaus biskvitas, tai jau būtinai. Kotryna jau kremo gamybos etape. Nors nežinomybės daug, jos paieškos ramios. O tokį želatiną žinai, ką nors? Kaip tau atrodo? Gerai, tai bandom čia kokius 800 gramų, tarkim, imti, ne grietinės, čia mes vaizduosim, kad žinom, ką darom. Aš galvoju 800 gal grietinės kokios. Taip. Šiaip tai labai žavėjausi abiem konkurentais, nes iš tikrųjų labai profesionalus, labai gražiai dirba jie ir atrodo taip viską susiplanavę ir žino gerai viską, kaip daryti, kad kartais atrodydavo, o Dieve, ką aš čia darau. O kaip atsitiko, kad atsidūrėte? Atsitiko nuo vaiko prasidėjo, kai reikėjo pirmą gimtadienio tortą išmokti. Pirmo gimtadienio tortas, pat antro gimtadienio tortas ir taip tolyn. Aš Kotryna, man 44 metai, kepu tortas ir auginu vaikus, ir auginu šunis, kates ir vištas. Kai atsirado vaikai, atsirado poreikis gimtadienio tortams ir atsirado kažkaip tai meilė juos džiuginti, lipdyti visus tos dalykus ir matyti veiduose visą tą džiaugsmą, kai padarai tortą, nes, geriausias dalykas, kurį gali padaryti, tai kažką pradžiuginti ir kai tu matai tą spindinti visą vaiką, tai nuo to viskas ir prasidėjo. Studijavau architektūrai, po to studijavau scenografijoje, kai išvažiavau į Didžiąją Britaniją, studijavau filmų gamybą ir neoficialios studijos tai mano visos kulinarinės, nes praleistos valandos ir prie knygų, ir prie video, ir prie visokių mokslų šitų. Konkursas pirmas tai iš viso toksai buvo, aš labai norėjau pasižiūrėti, kaip ten viskas atrodo Anglijoje, tuo metu gyvenau. Pasižiūrėjau, kiek kainuoja bilietai buvo beprotiškai brangus tada į Cake International konkursą, bet pažiūrėjau, kad dalyvio mokestis yra mažesnis negu bilietai ir sugalvojau, kodėl nepabandžius. Ir tiesiog taip visiškai avantūra buvo, padariau tortą, nuvežiau ir kažkokiu būdu sugebėjau bronzą laimėti. Ir tada pradėjau galvoti. Ir pradėjau dar daugiau domėtis ir daugiau kurti ir sulindau į visą šitą sferą.
neribotos galimybės. Tu gali absoliučiai bet ką. Tu gali tortą padaryti, kad jis atrodytų kaip vištiena, tu gali tortą padaryti, kad jis atrodytų kaip vazonas gėlių. Ir labiausiai žmonių reakcijos tuom, ką tu padarai. Tai kaip juos tai džiugina. Man tai būtų dideli pinigai, nes man tai reikštų naują gerą įrangą ir man tai reikštų didelį iš tikrųjų žingsnį į ateitį ir didesnės galimybės. O kvapas. Ojetau, koks grožis. Kas gražiau. Nusimkit nuo skardos, karšta skarda greičiau bus. Paimkit šaltą, iš karto jau atvesinsit nuo skardos. Kolegos kepė aukštą biskvitą, kuris kepa, tarkim, mūsų kepė 10 minučių, kolegų galėjo kepti 40 minučių, tai mes jau pusvalandį sutaupėm. Sutaupėm pusvalandį ir mūsų lakštai, kaip plonyčiai, jie atšalo per kelias minutės ant stalo, jų biskvitas turėjo atšalti bent pusvalandį, kad jos galėtų pjaustyti. Gerai, gal tu gali paaiškinti, kuo skiriasi tas tešlai ir biskvitas, ar pirkėjas pajus skirtumą tarp šių pagrindų? Biskvitas jis yra puresnis, daug lengvesnis, turi daugiau oros, kaip kempinė. Tikras medutis pyragas, tai jo tikras receptūra yra ištrapi tešla, bet mes gaminam iš biskvitas. Želatin. Ai, čia Jo, jie dabar mums turi reikės pasiėmę, vandens. tai mum... Aš jau nebeatsimenu, kaip daryti su ta želatinu. Kažkaip ją reikia įdėti, man atrodo, su šaltu vandeniu, ją išbrinkinti ir tarsi tada įdėti dubenėlį. Jo, į dubenėlį ir tada tu ją išlydai. Taip padarysi. Iššūkis buvo su želatinu, kiek jos dėti ir ar aš įdėjau teisingai ir ar sustings. Tai vat vienintelis, kas man neramina šiek tiek. Gal čia reikia kažką truputį paplakti, nereikia? Parodyti. O! Kas? Jau, beveik greitai mes čia turėsim reikalų. Taip, taip. Aš tik galvoju, vandens čia per daug. Čia reikėjo daug mažiau. Rimtai? Išpilam šitą iš naujo padarysim. Rimtai? O jį nuskęsta, neskęsta, nu... Mes negalėsim atskirti jau nuo vandens, suprantam. Supratau. Aha. Astai vėl ir vėl nepavyksta želatina. Čia viską lemia tikslus vandens ir želatino santykis. Viena klaida ir reikia pradėti viską iš pradžių. Nežinai, kas bus. Nežinai, kas bus ir aš tikiu, kad tu kiekvieną kartą nustepsi. Svarbu nepasimesti ir būti nusiteikusiam judėti ten, kur judas. Kur nešam? Ant stalo tai padarau vietą. Kotryna kol kas tai jau padarė biskvitus ir jau ruošiasi kremas. Tai jau viskas ramiai, viskas jau aiškiai. Pagal planą. Gražiai sau sėdė prie stalas, laukia, kad biskvitas ataušt, kaip ir turėtų būti, bet jau ramiai. Nu, nežinau. Žiauriai skystas grietinės kremas. Ir dabar mes turėsim melstis, kad jisai mums auštų. Tai šitą darysiu aš. Gerai. Pasikartok poterius visus. Gerai, kiek sluoksnių mes darysime? Tai ar darom originalą? Bet žiūrėk, šitas panašus labai į jų originalą. Taip, tokį. Bet mes galim padaryti aukštesnį, tiesiog mūsų versija yra didesnė. Daugiau yra geriau. Daugiau yra geriau. O iš to, kaip atrodo, kaip gamybos procesas vyksta, tas rezultatas, kurio atrodo, kad bus arčiausiai to tikrojo medučio. Pagal mūsų konceptus, pagal iki receptūras, kaip mes dirbam, tai jau arčiausiai, kaip aš dabar matau, tai būtų Egidijus. Matai, jisai jau sugebėjo išsisukti. Jis ilgai ieškojo, žiūrėjo, jau pasisasta buvo ten viskas prisukta. Asta labai greitai jau susitvarkė su tas užduotis prie biskvitas ir aš nežinau, kas čia bus. Rezultatas yra vadinasi nenuspėjamas. Ne, niekada. Mūsų specialybė tu negali jau iš anksti jau prognozuoti rezultatus. Čia vyksta rimta kova. Kažkuris iš jų laimės 10 000 eurų ir sutartį su iki. Liko vos kelios minutės nustebinti iki pirkėjus.